Sveiki, šiandien bus toks paprastas video. Nežinau, ar dar kas nors atsimenat. Faktas bendrai, kad atsimenat. Nes nuolat gaunu komentarų ir klausimų apie tą tada 7.5 šiam, o jau beveik pamiršau mikroschemą. Tai, kaip užsibaigė viskas antroji daly ir nebuvo iš esmės nieko daugiau. Tai nusprendžiau sukurti tokį video ir viską galutinai užbaigti apie jį ir pakalbėti viską, kuom užsibaigė, nes aš to projekto neplanuoju tęsti bent jau artimų laikų, tai supratau, kad reiktų sukurti video. Dėžė kokia buvo, tokia ir liko, nieks nepasikeitė. O vidus, tai kaip ir kas matė blogę, tai iš esmės tas pats ir stovi viduj. Turėčiau dar paminėti dar kartą, nors daug kur minėjau, kodėl iš vis pakeičiau kompiuterio maitblokį tipinį toroidą ir įprastinį nereguliuotą maitinimą. Tai todėl, kad mano tas maitblokis buvo labai užknisantis, pavyzdžiui, stovi stiprintuvas tik įjungtas į rozetę, bet išjungtas pats maitblokis, bet jis vis tiek budinčių režimų dirba ir švilpia tiesiog ir žiauriai užkniso mane tas švilpimas. Tiesiog kažkokia rytė cypia ar kokia nesąmonė ir dėl to taip jau gavosi. O čia laidas guli, tai čia LED juosta, aišku, kuri yra prieky. Ir šviečia žaliai, realiai nieko įdomaus tokio, bet kažkodėl atjungta. Priekį buvau nuėmęs kažkada tai. O čia vumetrai, kurių net ir nepajungiau iš vis, taip gavosi. Ir dabar jau yra kitų projektų ir kažkaip, ką žinau, taip aptingau aš su šito, gal kada atsiras vėl įdomumas. Ir šiaip aš jį naudoju absoliučiai kasdien, prijungtas prie kompiuterio kolonėlių. Tai tiesiog naudojamas jis yra ir man užtenka tiek, kiek yra to funkcionalumo dabar, nes nėra nei minėto auto įsijungimo, nei kitų dalykų, bet, kaip ir sakiau, užtenka jis visada įjungtas, nes vis tiek naudojamas su prieš stiprintuvu, tiksliau filtru ir kitų stiprintuvų, tai prailgintuvas yra su mygtuku ir visi trys jungiami kartu, tai dėl to jie patys visada įjungtoj pozicijoje. O pats maitinimas yra mano blogė, plokštė, paaiškinimas parašytas, parašiau, kad kuo aiškiau jau būtų, kiek galima aiškiau suprasti. Ir šiaip, anksčiau aš kitų idėjų turėjau dėl įėjimo, dabar stovi 2 atskiri potenciometrai, po 2 kanalus. Pavyzdžiui, aš naudoju iš vis tik 2 kanalus, tai šitas potenciometras, o šitas nusuktas į 0. Tai tiesiog galima būtų, jeigu čia padaryti 2 kanalus gale kolonėlės, 2 priekį, tai šitų pagalba galima sugaudyti garsumusių. O bendrą garsą tiesiog iš kompo reguliuoju ir viskas. Tai ar taip, tai net įnaudočiau visus kanalus, viskas čia gerai gautųsi. Nors ir buvo idėjų pasidaryti kažkokį tai 4 kanalį garso valdymą su tais kaip čia pasakius, VCA yra tokie, įtampa kontroliuojami stiprintuvai, kurių stiprinimas kontroliuojamas ir būna daug kanalų ir jie aukšta kokybė praleidžia signalą, bet to pačiu galima daug kanalų garsumą reguliuoti. Tai labai neblogas dalykas, bet nusprendžiau, kad tokiam projektui tai nelabai. Taip pat ir karščio daviklis nepajungtas. Norėjau visokių prikolų įdėti, bet kažkaip apsigalvojau vėliau. Jisgi dabar puikiai funkcionalus yra ir man užtenka tiesiog, o ir mano tikslas, kiek galima labiau parodyti, tas vingrybės stiprintuvo konstravimo, manau, pasiektas per tuos 2 video ir mano blogą. Aišku, vis tiek kiekvieno žingsnelio neišeis parodyti, bet manau vis tiek jau aiškiau turėtų jaustis naujiems žmonėms. Ką žinau, bent jau man taip atrodo. Taip pat galima būtų iš tikrųjų pažiūrėti, jeigu pradėti nuo įėjimo, kas čia vyksta. 2 įėjimai yra po 2 kanalus
paprasti ir viskas eina į 2 atskirus potenciometrus ir sueina į plokštės įėjimus. Paprastai va taip visiškai nieko nėra, kaip potenciometrą pasijungti pilną internete. Ypač tiem, kas dar neužbaninti nuo Google, nežiūri daug žmonių, užbanino jau Google. Ir dar vienas dalykas, yra šiaip žmogui toks dalykas, jeigu jam kažkas kažką pasako, visada parodo, tai jam nifiga ten neįsimins tas dalykas, bet kai jis pats padaro, va tada tai ir jis masto, ką daro, kodėl daro, viskas automatiškai vyksta. Ir labai neblogai yra. Pavyzdžiui, čia vario folija priklijuota ekranavimui, pajungta per žemę, berods per stiprintuvo tuos pakeliklius, ant kurių jis prisuktas, jei gerai pamenu. Tai va, jeigu paimtume šitą foliją, tai pavyzdžiui, jums pasakytų, išklijuok foliją dugną vario plasmasiniai dėžiai, nes taip reikia, jūs taip padarot ir sėdit sau ramiai. Bet kas iš to? Bet va, jeigu surenkat plasmasiniai dėžiai ir girdit burzgimą per kolonėlės ir priklijuot foliją pats su tikslu ir logika ir pamatot, kad burzgimas nutilo, va tada jau visai kitas atvejis yra. Tai taip ir gaunasi. Aš žinoma stengiuosi visiems atsakyti, komentuojantiem, bet kartais tiesiog, nieks nesupykit, bet kartais tiesiog yra beviltiška, nes jeigu žmogus visiškai nieko nesupranta, tiesiog neįmanoma jau jam išaiškinti tam laipsnį, ką jam daryti ir kaip. Tiesiog taip yra, čia jau ne aš sugalvojau ir ne mano, kaip sakant, reikalas tai yra pačio žmogaus, kad jisai galėtų bent jau pasiekti tokį lygį, kad galėtų paklausti kažko. Gal ir kvailai skamba, bet norint paklausti, reikia dar mokėti paklausti, nes, kas norit patikrinti šitą teoriją, tai elektronikos formą, nueikit, parašykit ką nors tokio nelogiško, tai kaip ateis kas nors kaip užstums, tai bus tada jau baigtas dylas. Tai va taip, tiesiog. Tai su šitu stiprintuvu bandžiau ko daugiau parodyti, bet kiek išėjo, tiek išėjo. Čia jau aš nežadu nieko daugiau jau daryti su juo ir video apie jį, manau, nebus daugiau. Nebent jeigu būtų atskiras video, kaip analoginius zoometrus pasijungti, jeigu aš užsimanysiu jų savo tiesiog. Ir tada galėtų jis būti kaip pavyzdys, jeigu aš juos pasijungsiu. O taip apie patį stiprintuvą, nes šiagi pilnas stiprintuvas, viskas yra, viską parodžiau, ką ir žadėjau iš esmės. Yra plokštės, yra visi matmenys, viskas aprašyta, kiekviena jungtelė, visi dalykėliai. Aišku, dar galiu čia pasakyti kelis dalykus. Pirmas dalykas, su saugikliais geriau nejuokauti, reikia parinkti tinkamą transformatoriui, nes, reikia, kad prietaisas būtų saugus. Toliau nejuokauti su izoliacija, tinklų, viską gerai izoliuoti, galvot, kur veda tinklo laidus, kad jie nebūtų kažkur per nelyg arti kokių įėjimų, ne tik dėl triukšmų, bet ir dėl elementaraus saugumo. Toliau reikia visada žiūrėti, išbandyti, kas kaista, kas nekaista. Pavyzdžiui, pas mane yra aktyvus aušinimas, ventiliatorius judina oro dėžiai, nes čia labai mažos grotelės dangtyje. Tik va tokios iš abiejų pusių yra. Tai reiktų realiai skylučių prigręžioti gražiai, bet tai kaip ir sakiau, kad veikia gerai, neperkaistant mažų garsumų, tai man ir tinka. Toliau, kas gali čia kaisti, aišku, stiprintuvas, diodų tiltas, šitie žiūrint, kas bus pajungta, pas mane nieko. Tai čia galima, taip palikau tarpą, galima gražiai, tai prie jų visų prisukti aliumo tokią plokštelę. Arba iš maitinimo bloko su tais netgi išlenkimais įstatyti, kad dar daugiau aušinimo būtų. Ir aišku, jokios prasmės tam, jeigu viršų nėra, arba šiaip ventiliatoriaus nėra cirkuliuojančio. Žodžiu, kai nėra cirkuliacijos, tai nėra ir aušinimo, kad ir kokį radiatorių dėsi. Tai reikia turėti omeny.
O šiaip aš tai visai patenkintas šito stiprintuvu. Tiesiog ne tik kaip pačių projektų, kaip viskas atrodo, bet ir tiesiog tiek, kiek dabar yra, aš patenkintas. Vis puikiai atlieka funkciją, kuriai jo man dabar reikia ir viskas man su juo gerai. Netgi didžiausias pasiekimas, kurį padariau per praeitą mėnesį, tai dabar buvau prisukęs dangtį, va čia tai jau pasiekimas. O šiandien dar vieną didelį darbą padariau, prijungiau atgal LED juostą. Tai dabar bus žiauriai krūtai, nes taip įjungus nebūdavo visiškai jokios indikacijos. Tokie va dalykėliai. Šitaip jisai stovi pajungtas į sistemą. Apačioje yra TD7294, visą šitą realiai rodžiau kažkuriam tai video. Turbūt apie Subą, Logitech. Tai va, gerai būtų, jeigu metrai šokinėtų, aišku, bet, kaip ir sakiau, dabar neužsiimsiu tom, bet gražiai atrodo, aš manau. Tai gal kažkada. Kalbant apie stiprintuvus, tai dabar visas dėmesys mano sutelktas į šitą aparatą, kadangi jis bus reikalingas mano audio sistemai, kurią irgi projektuoju. Tai čia bus vienas smagiausių dalykėlių, kuriuos dariau. Kol kas padaryta nedaug, pritvirtinti diodų tiltai ir kondensatoriai. Tai kai bus daug progreso su juo, tai tada įdėsiu apie jį po kokį video, vieną ar du. Papasakosiu plačiau, nes dabar dar daug kas nenuspręsta, bet prikolas tame, kad planai yra sudėti 6 kanalus į po 45 vatus į 8 ohmus. Tai va tokia idėja su juo, nes mano sistemai reiks iš viso 8 kanalų, tai šitas beveik viską užmaitintų. Na tai tiek, gal ir nelabai įdomus video, bet tiesiog ne tai, kad aš norėjau tokį kurt, bet esmė tame, kad tiesiog labai dažnai žmonės klausia apie tą 7.5 šiam, tai norėjau tiesiog kažkokio video užbaigimui. Tiesiog nes supratau, kad blogo tai straipsnis neužbaigė šito visko ir daug kas tikisi vis dar to video ir tikėjosi. Ir jau metai turbūt praėjo ir taip gavosi tokia nesąmonė, tai dabar bent jau bus kažkokia tai pabaiga. Tiesiog būtinybė buvo apie jį pabaigti kažkaip tai. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei patiko, prenumeruokit ir nepamirškit, kad bus įdomesnių video, žinoma. Ir sėkmės konstruojant. Iki.